Žinai, kas yra tylus žudikas, apie kurį mažai kas kalba? Tai yra osteoporozė. Jinai neskauda, bet tyliai graužia mūsų kaulus iš vidaus. Ir dažniausiai pirmoji mintis, kas šauna į galvą - pagerti kalcį. Bet kalcis vienas, pats iš savęs, jis tarsi žmogus sergantis Alzheimeriu. Jis nežino, kur jam eiti. Jis pasimetęs. Kad kalcis nueitų į kaulus, jam reikia tam tikros palydos, kofaktorių. O be jų jisai gali nueiti ne ten ir atsiras kalcifikacijos, tokie kaip inksto akmenys, kraujagyslių užkalkėjimas, širdies vožtuvų sustandėjimas ir net sąnarių bėdos. Todėl, kad kalcis nueitų ir apsigyventų kauluose, mums reikia vitamino D, reikia magnio, reikia vitamino K2, nes būtent jisai paima už rankutės ir nuveda jį į kaulą. Mums reikia baltymų, kad turėti stiprius raumenis, nes būtent jie palaiko kaulus. Ir mums reikia judėjimo, mums reikia jėgos pratimų, nes kaulai stiprėja tik nuo įtampos. Vien kalcio piliulė - tai nesprendimas. Tai gali būti pradžia rimtesnių problemų. Be viso likusio paketo kalcis yra bejėgis. Nori sužinoti daugiau? Spausk nuorodą.